Tai va, per įvairius regionus čia mes keliavom, apie įvairius skirtingų regionų šokius kalbėjom ir galiausiai atvažiavom į Aukštaitiją. Apie Аукштаитийские традиционные шоки šiandien kalba. Сегодня это как раз лекция про этот регион. Танцы этого региона, что тут свойственно. Dabar apie Aukštaitiją iš karto galiu pasakyti, kad šičia buvo labai stipri šokių tradicija. Be galo stipri ta tradicija. Ir buvo antiek populiarų šokių vakarėliai, kad net buvo šokių viršaitis išrinktas, kuris apskritai skaitėsi jaunimo bendruomeniai kaip toks vyriausias asmuo, kuris kartu ir jaunimui vadovaudavo, и шоку. Тут, могу сказать, что самая такая сильная традиция была там. Ну, в Жемайтии тоже, но в Аукштаитии даже был такой лидер танцев, который был лидер тоже молодежи. Ir tiesa, Aukštaitija yra labai didelė. Jinai ne visai vienoda. Tarkim, galbūt kokiam 19 amžiuje 20 pradžioj buvo daugmaž panašiau. Bet kada čia buvo dalis okupuota, rytinė Aukštaitija, jinai, galima sakyti, užsikonservavo senesnėme istorinėme laikotarpyje, liko tose gatviniuose kaimuose, nes po Lenkų valdžia ten niekas nedarė tokių reformų, kaip pavyzdžiui Lietuvoje. Lietuvoje buvo savanoriams dalinama, reiškia, žemė, kūrėsi vienkiemiai ir pradėjo nykti tie gatviniai kaimai. Ir tai kaip tik veikia irgi tradicijas, ne tik tai šokio, apskritai tradicijas veikia, kada pradėjo gatviniai kaimai skirstytis, žmonės šiek tiek nutolo vieni nuo kitų ir ta bendruomenė, jinai nebuvo tokia tampri kaip anksčiau. Ir archaiškumai visi pradėjo stipriau nykti, kai tuo tarpu rytų Lietuvoje labai daug архаичных далеко ilgiau išliko. Если коротко, Восточная Аукштаития это как раз была оккупирована Польшей, и там остались эти уличные деревни, и там остались общины, и больше сохранилось архаических вещей. Так. Na dabar galbūt aš pirmiausia pakalbėsiu apie tą seniausią sluoksnį, apie apeiginius dalykus, nes juose daugiausia tų labai senų, net niekas negali nustatyti, kokio amžiaus tie reiškiniai, kada jie atsirado, yra kai kurie tikrai baisiai seni. Ar galit patikėti, kad kaip tik Biržų krašte 1939 metais dar šokdavo per laidotuvės? Įsivaizduokit, prieš pat karą, antrą pasaulinę, reiškia, buvo dar, ir tai buvo galbūt ne per kiekvienas laidotuvės, tam apraše yra akcentuojama, kad kai mirdavo mažas vaikas. Tai tada, tas tikėjimas, kad jisai dar neprisidarė nuodėmių, jisai kaip tik sunkus čia gyvenimas, jisai tiesiai eis į dangų pas dievulių, ir žodžiu, tada samdydavo muzikantus ir šokdavo paprasčiausias polkas. Po visų tų laidotuvių, nors ir aišku, ir ašarų buvo, ir raudų buvo, visko buvo, bet užbaigdavo šokis. Bet čia senas tikėjimo pėdsakai, reiškia, iš tikrųjų tai yra dar tos reinkarnacijos tikėjimo pėdsakai, kad reiškia, iš tikrųjų nereikia stabdyti su savo raudom, tai yra tikrai ne pabaiga, ta siela ir toliau gyvena, jinai eina savo ratu ir galbūt nesugrįž, senelių vardus, pavyzdžiui, duoda vaikams, kad tai vat ir tas buvo dar išlikę. Tiesa, kas įdomiausia, tai buvo ir Skuodo krašte, yra tiksliai nepasakyta kelintais metais, bet irgi toks dedukas pasakoja, kad ten būdavo per laidotuvę šokama ir galima pastebėti, kad tas šokis per laidotuvės, jisai prie Latvijos ilgiausiai išliko. Galbūt tai yra ir pačioj Latvijoje, arčiau Lietuvos irgi yra užfiksuota gana ilgą laiką tie šokiai per laidotuvės, tai yra susijęs su tuo, kad tai ne katalikai buvo šičia. Čia buvo protestantai. Ir labai stipriai atsiskyrusios buvo tradicijos, kas iš seniau, tarsi gal ir pasaulėžiūra, bet jie nekaršino galvos, ar čia pasaulėžiūra, ar ne, čia mūsų tradicijos.
ir atskirta nuo bažnyčios, tarsi visų tų papročių buvo skirtingai negu, pavyzdžiui, kitur Lietuvoje, kur buvo katalikų. Я говорю, что в этом крае, я знаю последние известия, что призывали на похорона. Даже 39-м перед войной. Aišku, nebebuvo kažkokių specialių šokių, parkutės buvo paprasčiausiai. Kaip ir Karpatos, aš irgi, sako, visai neseniai sovietmečių dar šokdavo. Vienintelį šokį iš krikštynų tikslų aiškiai aprašyta, kaip tik irgi turime būtent iš Aukštaitijos. Nes su vaikais mažais irgi kažkas panašaus atsitiko kaip ir su mirusiais. Seniau būta daugiau apeigų, labiau buvo švenčiama, reiškia, krikštynos būdavo daromos su šokiais. Tiesa, ten net pagrindiniai dalyviai irgi ne bet kas, o būtent moteris buvo pačios svarbiausios ir tas šokis yra būtent moterų užrašytas ir yra Rasodėlė. Dainuoja kumas ėjo per kryčią, kumas ėjo, čia, rasoda, rasoda, rasodėla, rasoda. Štai tai tokio panašaus ir netgi su sutartinė yra labai daug panašių dalykų, yra variantai kaip sutartinės, čiutyta, čiutyta, ten yra tokie priedainiai. Ir tas tekstas, jisai labai susijęs kaip ir per krikštynas, ir per vestuves. Net didžiausios davatkos jos pradėdavo blevizgas visokias dainuoti, apie, tokius tarsi kumas kuma primygo, Rasodėla išdygo, kumas kuma bučiavo, Rasodėla lapavo, žodžiu, tokie biški obsceniški dalykėliai ir tai buvo kaip ir vestuvėse, tai manoma, kad iš tikro tai buvo specialiai daroma, kad būtų vaisingi jaunieji, kad tai ne paskutinis vaikas buvo, kad ir paskui daugiau tų vaikų atsirastų. Tai ir per krikštynas, ir per vestuves, sakau, didžiausios davatkos ir jos irgi tokius tekstus mėgdavo dainuoti. Ir tas šokis toks įdomus, ten eina moteriškės porom, viena paskui kitą yra prašyta va šito žalioj knygutėj. Tas šokis kaip pasikrypuodamos ir paskui prisitraukdamos ir pasikeisdamas vietomis. Toks įdomus šokis. Единственный танец крестин, такой связанный с этим ритуалом, именно из этого региона. Да. Dabar vestuvių, aišku, be galo kitos senoviškos vestuvės buvo įdomios. Žmonės prie stalų tikrai nesėdėdavo tiek daug kaip šiais laikais. Ištisai būdavo daug visokių veiksmų ir daug labai šokių. Ir čia irgi buvo kaip ir visoje Lietuvoje, šokiai neprasidėdavo bilia kaip, o kažkaip turėdavo pradėti apeiginiai asmenys. Tai ir būdavo tas visas ciklas, būdavo išvakarės su visais ten mergvakariais ir per mergvakarį irgi šokdavo Dzūkijoje, tai yra Aukštaitijoje šokdavo, kaip pavyzdžiui Dzūkijoje, kai kur jau ten tų šokių beveik nebebuvo, ten labiau graudu buvo. O Aukštaitijoje mėgdavo daryti šokius. Yra vienas iš tokių archaiškiausių dalykų, kad, tarkim, ta sceninė sadutė, kuri padaryta, jinai iš tikrųjų turi pagrindą mergvakario atsisveikinimo, jos draugių atsisveikinimo su jaunaja. Tai buvo šokis, kada jos iš eilės kiekviena su ją pasisukdavo su gėlėm, jai duodavo gėlės ir jos kartu apsisukdavo. O padarė tokią didžiausią kompoziciją. Na ir būdavo, kad pradeda šokius tėvai, būdavo tas atsisveikinimas su visais kaimo barnais, jaunoji turėdavo pašokti. Nu, tarsi čia paskutiniai šokiai jos kaime. Bet tas buvo labai įprasta. Paskui būdavo tokių įdomių dalykų, šluba marti, labai būdingas motyvas, kada jau jaunai atveždavo. Ir jie vesdavo šokti tą vyro pusę ir visi rėkdavo, kad tada šluba. Jis galėdavo net ir specialiai raišuoti, bet kartais tokių prašymų yra, kad jis visai gerai šoka, vis tiek visi rėkia, kad jis šluba. Nu, tai ir rėkdavo tol, kol ta neištraukdavo dovanų. Kai jau dovanas ištraukdavo, tai jau gera marti, nebešluba, jau ten šokdina, suka viskas tada gerai. Ir tiesa dar labai, tokie gana archaiški tie visi šokdinimai, netgi vidury dienos, vat Kupiškio apylinkėse yra prašymai, kad vidury dienos visi su degančiom žvakelėm stovėdavo. Tai čia ne dėl šviesos, o tai buvo apsauga, ugnis
tarsi apvalo, tarsi вот, tas visas ritualas. Это просвадебные танцы, что тут тоже были всякие обрядные танцы, и когда в своем доме так были так, как прощальный танцевальный вечер, что с каждым должна была потанцевать, а когда переезжала в дом жениха, там кричали, что она хромая, хотя и хорошо танцевала, но когда подарки получали, все очень хорошее танцевала, в порядке, и со свечками. В середине дня вокруг все стояли со свечками. Это были специальные свадебные танцы? Да. Только на свадьбе? Это не специальные, они танцевали уже польку, вальс танцевали. Да. Reiškia, tokių, kad specialių šokių, tai nelabai daug. Vat būtent ta polkutė, kas ir įdomiausia, aš visiems bandau įrodinėti, kai tik tai užsienyje kokias paskaitas skaitau, kad polka iš niekur pas mus neatkeliavo, taip pat kaip į Baltarusiją, niekur polka neatkeliavo, čia viskas buvo. Gal pavadinimą prikabino polka, bet ta polka jinai visada buvo. Ir jinai apeigose irgi visada buvo. Va tas trepsėjimas, tripimas, jisai tarp kitko irgi turi tą tokį ir apeiginę reikšmę, tas visas toksai stiprus kojomis kalimas, trepsėjimas. Pavyzdžiui, žinau, rytų Lietuvoje, galbūt šiek tiek užkabindavo Aukštaitijos, kažkiek Dzūkijos, stengdavosi ant stalų netgi sulipę, labai garsiai šokdavo, tripdavo, čia irgi turėjo tam tikras reikšmės, arba ant jaunųjų lovos sušokė, jie ten, žodžiu, prieš sugulduvės, reiškia, patikrindavo, ar gera lova, tripdavo ten, o net jeigu sulaužydavo, tai jau po visko, reiškia, reiškia, specialiai dar išbandydavo, ir jeigu sulaužo tą lovą, так сказать, я говорю, что было много топания, и вообще это было тоже связано с этим обрядовым мнением, смыслом. Tiesa, dar čia labai šitam krašte įdomus dalykas, kad jaunąją aprišdavo šiaudų kūlių. Ir ją vesdavo visi šoktų. Galite įsivaizduoti, kaip atrodo jaunoji, visa tokia aprišta šiaudais. Ir ją taip kratydavo, taip šokdindavo tą polkutę. Ir žiūrėdavo, ar gerai byra, ar negerai byra tie visi šiaudai. Jeigu gerai byra, tai lengvai vaikus gimdys. Jeigu negerai, tai vargšiai reiks padėti stipriai. Танцевали тоже соломой. Обкручивали молодую и танцевали польку с ней. Arba nebūtinai, kad ją pačią, kiti aprašymai, pavyzdžiui, šiaudų patiesdavo ir ant tų šiaudų šokdavo. Čia vėlgi tie šiaudai yra vaisingumas. Ir tai yra, kad jai perduoti tas žemės galės, kurį išaugina duona, kad ir ta jaunoji būtų tokia vaisinga ir panašiai. Tokių labai archaiškų dalykų yra. Yra ir sutartinės, vestuvinės, šokamosios. Pavyzdžiui, treputė martelė, kas keišiausia, ten neįlinė liusėja, viską jinai su darbais dirbo su linais. Atrodo, kad čia gal prie darbų labiau ta sutartinė. O žmonės sako, per vestuves ir per krikštynas. Vat kaip tik per tada, kada jaunoji, reiškia, tarsi su tais darbais, kodėl čia jai reiktų apie treputę martelio. Pasirodo, tai buvo visas ciklas. Reiškia, toks martavimo periodas. Jisai labai anksti prasidėdavo, kada jau pavirstavo martelė, kada jau visi kreipdavosi į mergaitę, kad tu martelė. Bet ypatingai, kada vestuvės, ta martelė, ir jinai kada pagimdo vaiką, tai jau čia tas martavimas pasibaigė. Jau jinai jau viskas, jau ten nebe martelė. Bet dar tarpe būdavo, ją tikrindavo per darbą. Kaip jinai ar moka gerai dirbti, ir ta treputė martelė taip gražiai susiriša. Tiesa, dar ir prišlybose paminėta. Prišlybos, vestuvės, darbai, per darbą patikrina, ar tu gera čia martelė, ir paskui vaiką pagimdo. Ir krikštynuose irgi šoka. Va, dabar, kada jau priimdavo į mergas ir į bernus, tai šokis buvo be galo svarbus Aukštaitijoje. Jeigu sakiau, kad Suvalkijoje, ten ir Dzūkijoje mėgdavo ten berniokus, ten priimant į bernus palupt, pamušt per suolą šokant, arba ten tos žąsinus, kačiukus žaidžiant tenai, kur paskutinių lupa. Tai čia ne, čia būdavo gražiai šokama, bet tai čia buvo kaip didžiulis išbandymas. Pavyzdžiui, bernas ateina į šokius, jisai turi paskelbę, čia jis
jau bus galbūt bernas, mes jį rašysim, bet jisai viešai pasikviečia, jisai dažniausiai stengdavosi kažką arčiau, ar giminaitę, ar seserį pasikviesti ir prieš visus pašoka. Tada visi nusprendžia, gerai šoka, gerai, tegul būna jaunime, tegul lieka šokas, jeigu blogai šoka lauk, turi dar pasiruošti. Arba dar būdavo, kad specialiai supančiodavo kojas, yra tokių įdomių prašymų, tėvo pantis vadinasi. Ir jeigu jisai net su pančiotom kojom gerai pašoka, tai reiškia, tada galima nukirpti tą pantį ir leisti įšokti. Ir taip pat mergaitės, jeigu jos gerai šokdavo, tai būdavo tokiu atveju, kad netgi jinai nesubrendusi taip fiziologiškai, bet 10 metų mergaitė puikiai šoka ir ją priima į jaunimą, nes jinai puikiai šokėja. Ir tiesa, dar būdavo po tų visų iniciacijų, ten būtinai pakilnojimas, paskelbimas, kad čia jau mūsų naujas bernas arba nauja merga ir paskui dar visi iš eilės šokdina, reiškia, mergaitę šokdina visi berniokai, o jeigu vyro ten vaikinai išvengina, tai tada visos mergaitės. Va, dabar kalendoriniais visokiais dalykais labai, я говорю, что на инициациях, когда принимали, как вас по-русски, девки уже, ну, там вечеринки, там проверяли по танцу. Как они танцуют? Хорошо, не помню. Да. Dabar kalendorinės, reiškia, labai tikrai turtingas repertuaras kalendorinis, šokinis, žaidybinis, aukštaičių. Va, tarkim, netgi galima sakyti, daug paralelių su dzūkais yra. Yra Advento kalėdų žaidimų, daug tokių panašių, kurie yra ir Dzūkijoje, ir Aukštaitijoje. Tie visi piršimosi, ošvelės visokios. Labas rytas, ošvelą Judabro, arba ten netgi kaip ir sutartinės yra Judabro, Judabro ir taip toliau. Snaudalė yra toksai žaidimas irgi adventinis su tais fantais. Visokios antelės. Tiesa, ta pati rytų Lietuva nepasidalina, ar tai aukštaičių, ar tai dzūkų. Vat apie švenčionės, apie net iki Ignalinos, reiškia, vieni tyrinėtojai skiria aukštaičiams, kiti dzūkams, nes yra labai daug paralelių. Vat ypač tas kampas yra labai daug bendrų dalykų. Ir tiesa, dar čia Aukštaitijoje yra toks įdomus senas reiškinys, aš manyčiau, kad jisai kitur ir išnyko. Gali rasti kitose tautose paralelių. Tarkim, mes visi įsivaizduojam, kad yra kalėdos, tada galbūt kai kur persirengėliai, kaip mes matėm, Suvalkijoje šyvį vedžioja, ir yra Užgavėnės, kur visi, aišku, apie Žemaitiją pirmiausia galvoja. O Aukštaitijoje tai buvo čigonų jomarkas, kai prasidėdavo nuo kalėdų, taip ir tęsdavosi iki Užgavėnių. Ir tai tie persirengėliai, jie kiekvieną savaitgalį įeidavo per tos kaimus ir kiekvieną savaitgalį ir šokiai būdavo, ir kaulinimai tų visų dovanų ir taip toliau. Ir tas dalykas pasirodo ir Graikijoje, toksai tęstinis laikas nuo kalėdų iki Užgavėnių, kada persirengėliai vaikšto. Bet tiesa, čia tarpe dar vestuvių būdavo tas laikas. Ir kartais va, tie persirengėliai apsimeta vestuvininkais ir jie vieni kitus sumaišo, čia tikri ar netikri vestuvininkai. Da. Jurginės, va irgi būtent iš Aukštaitijos yra, kad einam, reikia jurginėtis. Tai ką reiškia jurginėtis? Tai reiškia reikia šokti. Būtinai reiškia per jurginės reikia daryti šokius. Paskui sekminės. Nu, niekur kitur tiek nėra papročių, va, Tritagonės, tos piemenų balius, kai ten daro su šokiais ir paskui merginos beganydamos irgi šokius daro, bernai pas jas ateina ir sutartinės yra ritelio, irgi va, iš to laikotarpio tokios išlikusios. Paskui joninės, tai beveik visi dauguma tų ratelių joninių, nors tiesą sakant, man tai kyla įtarimas, kad čia nepriklausomybės laikotarpiu buvo kai kas ir pakurta. Kai kurių tekstų, nes labai vėlyvos tokios melodijos tarsi prikabintos, bet tai, va, tai ką mes dainuojam per joninės, visokius ratelius, dažniausiai eina iš šito regiono. Тут еще есть на Advent kalėdų, тоже там игры всякие. И dar kas įdomu, drausdavogi per Advento šokti, ne? O vat Aukštaitijoje būdavo tas suporavimo žaidimas, o švelė, ar kaip jį ten vadina, kad ateina bernai, ten taršasi pas motulę, daug dukrelę ir taip toliau, tai kai sudaro poras, paimdavo muzikantas, įsitraukdavo harmoniką ir pagruodavo ir per tą Adventą ir polkotę pašokdavo ir kaip niekur nieko. Вот, и не только игры играли, но даже иногда заканчивались эти игры танцами.
Хотя костел запрещал это все делать. Потом весной на Юрию тоже бывали эти танцы очень, на тройку тоже, и на Купалу, Jonines у нас тоже, в этом регионе очень-очень сильно было. Taip, dabar, jeigu žiūrėt pagal įvairovę tų šokių, aišku, Aukštaitija visų pirma pasižymi sutartinėmis ir mes galbūt daugumai įsivaizduojat, kad čia yra tik dainuojama, o aš visą knygą išleidau ir yra šokamos ir žaidžiamosios sutartinės. Pasirodo, kad jų yra bent jau 1/6 visų užrašymų su nuorodom apie tai, kad buvo šokama. Arba žaidžiama, arba bent jau vaikštama, einama, žodžiu, su kažkokiu dirbama. Darbo metu, reiškia, judesys kažkoks tai buvo. Na ir iš viso, kai palygini, kad ten melodiškai ta visa ritmika tokia visur yra, ar tai būtų kaip dainuojama užrašyta, ar tai kaip šokama, faktiškai nieko nesiskiria. Gali būti, kad tiesiog nemokėta užrašyti tų šokimo būdų, arba jau tas laikas buvo, kada jau pradėjo beveik viskas išnykti, ir jau degradacija, jau tiesiog neužfiksuota pilnavertiškai, kad tai tikrai buvo ne vien tik tai stovint, kad stovint aš faktiškai beveik neradau. Visą laiką kažkaip tai su judesiu. Tokių faktų, kur paminėta, kas dar vyksta, ar stovi, ar eina, tai kad stovi beveik nėra. Na ir tų sutartinių yra, aišku, tie užrašymai patys tokie seniausi ar aiškiausi yra būtent iš šito krašto, kai buvo Sabaliausko laikai, Paliulio laikai, tai yra Niemio laikai, tai buvo 19 pabaiga, 20 pradžia, Paliulis, aišku, ilgiau šiek tiek fiksavo. Būtent čia, nes čia buvo jų gimtinė, Sabaliausko ir Paliulio. Apaščios upė parvažiavo, va čia kaip tik tas Apaščios, visas baseinas, tarsi jų labiau tas kraštas. Bet paskui jau bent mūsų muzikos akademijos archyve yra labai daug iš to vadinamo Švenčiansko krašto ir Nalinsko krašto, ten tos jau kaip parunginės ir jos tiesa galėdavo virsti nebūtinai kaip sutartinė vieta, galėjo ir kaip pakaitinė, pakaitom arba kaip vienbalsė ir panašiai. Ir tik tai tų aprašymų, sakau, tiek palyginti nedaug, aš čia pabandžiau, suradau 20 būdų, na ir dabar gal kelis parodysiu. Kelis parodysiu tiesiog, dabar tik kitą žinau, bet man labiausiai patinka mano šitam priedė, kur yra prie šitos knygos DVD, tai Sadaujos atlikimas, kadangi tai yra, na, jos išmoko, galima sakyti, vadovė bent jau tiesiogiai iš savo mokytojos, jos mama buvo giesmininkė, ir pamatysite, kad tas žaidybinė, daugiau žaidybinė reiktų vadinti negu šokamąją sutartinę. Jinai yra kaip kažkoks tai vaidybinis dalykėlis ten pertraukų metu, ar kaip tiesiog žmonės mėgdavo paįvairinti tą savo laisvalaikį, šposus krėsti visokiausius. Tai va ta sutartinė kaip šposas toks savotiškas, darasi neva. Dvi darasi, trečia ramina. Toks, kai visi matyti žiūrėti, kaip čia vyksta. Čia turi būti galiausiai. A čia yra Aš vienam barsalą lėnelius paklajau, nedau vieną sąją ir aš tau padajau, tau tau vilų man, tau vaizdu viskari polasi, tau ladinu mendilo, vaizdu nelali prislabėlė, nedau vieną rolę ir aš tau padajau, tau tau visą vilį, tau vaizdu viskari polasi, tau ladinu mendilo, vaizdu Čia va, pajutot, pagal tarmę yra kupiškieniška, ne? От iš kupiškieniško krašto. Ага, это как раз вот говорю уже про
разные формы танцевального этого всего фольклора, так самый такой древний, это сутертинец. Это весна, какой-то творится? Нет, это вообще было, наверное, во время работы или так себе, это передышка. Это как игра немножко, получается, что они ссорятся две. Одна говорит, я одна все посеяла, другая, нет, я тоже помогала. Третья приходит, будьте спокойными. И потом все время спорит в конце, ну поцелуйтесь. Ir tiesa, čia ne tik tai yra šitaip, bet yra tokių variantų, kad yra ketvirtoji. Ta sako, išsilaušiau rykštelus, rūmysiu martelai, tai ta ramina, ta matyt, ten biški padaužo dar tam šonus, ten biški bevainčia dabar. Ir dar yra variantų su penktaja, abila be tokių. Nu ten, žodžiu, irgi dar, tai va iš kelių pusių, tai vaikščia, bet tos, kur ginčiasi, jos būtinai viena prieš kitą, nes čia yra ginčas. Na, tai čia yra iš Kupiškėnų to krašto, toks pavyzdys. Aš jį visų nerodysiu, tų 20 pavyzdžių, nes čia atskira paskaita turi būti, aš kažkada Sėsiukuose tą paskaitą skaičiau per šokių stovyklą. Bet dar noriu parodyti tokį klasikinį, kaip čia pasakyti, šokomosios sutartinės pavyzdį, kur yra, kaip mes sakom, kadiliai, kodėl pas mus Lietuvoje taip stipriai prilipo. O prilipo dėl to, kad mes mėgstam labai tą prieš tą judėjimą visą. Reiškia pasikeitimai tie visi. Kaip tik iš Biržų krašto bus kita sutartinė, vadinasi Šokėla šoko. Ir čia vienas iš būdų, ją galima įvairiai šokti. Ir šitą, ir kas įdomiausia, toks būdas yra aprašytas Pretorijos prūsų Lietuvoje, kad jisai nupaišęs yra graviūrą, kur beveik viens prie vieno, taip pat ką dabar pamatysim. Tai ten biškai gal ramesnė, nes ir spėdavo pasibučiuoti dviese vidury suėjusios ir dalinktelėjusios, o čia tas labai greitas tampa šitos sutartinės. Gal čia man reikia turbūt išleisti šito, kad parodyt kitą. Ai, da. Man reikia išleisti. Man jėdi. Gerai, dabar ką, jisai vėl išnaudosiu. Ką reikia per tą турине. Теперь я буду показывать другой пример, который как классический, как танцевали, это контр, получается, движение, и есть такая мысль, что почему мы так любим кадрили, потому что у нас было много этого движения контра. Лёй Шокея, пошли. Как раз это как крест получается. Это Лёй танцорша. Šiaip yra, bet jeigu klausiant apie funkciją, mes visi įsivaizduojam, kad irgi čia daug sutartinės apeiginės daug. Bet kai pradėjau gilintis, jos faktiškai buvo nuo ryto iki vakaro ir dar per naktį. Sako, eina ten apie visą naktį šoka, žodžiu, tai buvo tas pats, kas apskritai dainos ir visi šokiai absoliučiai visom progom. Vyrai susėda, Paliulio tėvas pasakojo, susėda vyrai prie alaus ir sutartinės gieda. Paskui ten eina kur nors į laukus ir sutartinės gieda. Susirenka į vakaruškę, sutartinę šoką, eina į vestuvės. Aišku, yra tokių, kur tematika matai, kad labiau su tom vestuvėm
susiję visa ta simbolika, arba ten rytelio sutartinės, reiškia per tą ritagonę būdavo sekminių, arba kupolinės sutartinės, tai reiškia jau čia daugiau apie tą vidurvasario šventę. Были очень разные функции сутартинės, они могли с утра до вечера и через всю ночь. И пиво, когда пили, пели, и когда они ходили, и когда свадьбу везде. Aš netgi radau vieną variantą, kur supant vaiką sutartinę. Atrodo, kaip čia tas vaikas užmigs sutartinę giedant, bet tai tromboje niekad nebūdavo tas vaikas vien su mamytė, būdavo didelė šeimos. Tai va, visai kits gyvenimas. O dabar parodysiu tokį variantą, kuris buvo faktiškai toks gan stiprus atradimas. Tiksliau, atradimas Paliulis jau daug kartų apie tai kalbėjo. Jisai ir straipsnį parašė 74 metais buvo. Ir jisai kalbėjo apie savo tą pusbrolį Adolfą Sabaliauską, kuris, reiškia, ten dar seniau ten buvo 1904 ar dar kelintais metais jisai sukūrė poemą. Ten kaip neva Petras I atvyko į Biržų kraštą pas Radvilą, Rudai atrodo, padarė jam balių pilį ir žodžiu, ėjo šokti sutartinių suktinį. O tas sutartinis suktinis tai beveik viens prie vieno kaip polka. Visiškai, kai mes, reiškia, galų galę tą Paliulį priprašė mums parodyti, nes daug prirašinėta, daug jisai tenai labai detaliai išaiškinęs ir vis kitas straipsnis apie pačios polką ir jisai sako, va kaip toj polkoje, tai čia taip pat tų žingsnių įvairovė didelė ir susikabinimų įvairovė didelė. Bet va taip gyvai pamatyti, va kai mes jį pasikvietėm, jisai bandė rodyti ir pamatėm, kad tikrai tai kaip polka, kas buvo labai netikėta ir dar visaip ir ant vienos kojos ten galima striksėti ir ant abiejų nušokti, nu ten tų žingsnių sukimos ir kulnų primušti ir užpakalį įsispirti ir ten, žodžiu, visaip ten galima suktis ir panašiai. Ten, aišku, mes kai bandėm rekonstruoti su Radastos ansambliu, tai jie, atkreipkite dėmesį, jie lėčiau netgi dainuoja iš to įpročio, kad sutartinės tai toks apeiginis, lėtas dalykas, o iš tikrųjų tempai būdavo tikrai dideli, tikrai greiti, pats Paliulis žymiai greičiau dainavo ir ten rašo, kaip tik ir Sabaliauskas, kai šokdavo tą sutartinį suktinį, tai rūmai drebėjo. Reiškia, sijonai virš galvos merginams krisdavo, tai pušti ir ten dar pašvilpaudavo, ne tik bernai, bet mergos pašvilpaudavo per sutartinę, galite įsivaizduoti tokį dalyką. Tai va, tai čia yra toks pavyzdys, sutartinis suktinis, kur pradžiai turėtų būti čia pats paskutinis, atrodo, gabaliuks, ir tai turi būti, ar čia eina? Reiškia, pats Paliulis yra, kaip jisai aiškina, o paskui tas bandymas yra konstrukcijų. Va. Šiks. Nepasakiau svarbiausia dalyko, šaukdavo baisiai daug. Visi, kurie vakaruškiai būdavo, visi tą sutartinį suktinį šaukdavo. Ar per vestuvės, ar ten laukos, per joninės. Bet dainuodavo tik porą parų. Arba, kaip paskui jisai pasako, jeigu didelis ratas, taigi kartais įdomiausia šokdavo baisiai ilgai. Sako, valandą galėjo šokti. Taigi sako, pavargtų, bet išgirsite, pavargtų visą laiką pakaitom viena pora, paskui kita pora giedot. Jis sako, kitam rato gale dar gali atsirast, kas gieda, dvi poros, arba dar kitam. Это как раз вариант, как похожий на польку sutartinės. Va, nu tai va dabar paleidžiu, kad jisai ten paaiškintų. O jeigu šokdavo keturias, tai porą prieš porą, tada reikia numeratų. Ne. O ne šokdavo, kad porą prieš porą. Kad eina nedarai iš karto šokdavo, bet man... Čia kitas būdas tas porą prieš porą.
Rodo, kaip susikabinti, kirmis galime. Yra vedžiojimo dalis, paskui sukinys. Čia yra konstrukcija. Maždaug, tiesą sakant, dar čia ne visai pavyko, nei to žingsnių įvairovės didžiulės nėra, nei susikabinimų įvairovės nėra, kur iš tikrųjų jo prašymuose ten išvardyta daugybė būdų, kaip vesti, nes yra pasivaikščiojimo dalis, kaip sukti. Kiekviena pora, kada nori, tada vaikšto, kada nori, tada sukasi. Jeigu labai sukasi viduriuką įlenda, kad ten vietoj galėtų greitai, visi aplink. Ir tas giedojimas, reiškia, azartą duoda. Jeigu, reiškia, pamato, tos giesmininkės įsivažiuoja, jos dar greičiau pradeda ir tada, reiškia, labai greitai, va tie sijonai tada ir lėkdavo virš galvų. Gerai, tai va čia truputį apie sutartines, o dabar toliau, jeigu žiūrint polką, va kaip tik pagal šitą pavyzdį aš bandau, nesuprantu, kaip gali polko šokimo būdas atsirasti anksčiau negu neva atėjo ta polka iš tos Čekijos, nes aiškina Paliulis, kad 19 amžiaus vidury šitai pašoko, bent jau. Ir ne tik tai, kad sutartinė, po to atsirado, sako, polka. Kada jau pradėjo grot smuikais, pradėjo grot harmonikom, bet lygiai taip pat šoko kaip tą sutartinį suktinį. Ir kaip taip, faktiškai tai beveik aš vienas iš tokių rimtesnių argumentų, kad jinai tikrai iš niekur neatkeliavo tą polką, kad jinai tikrai visada čia pas mus buvo, tik gal visai kitaip vadinosi įvairūs kitokie šokiai ir трасуха, kaip Беларуси тоже полька, наверное, была раньше, чем говорят, она пришла, никогда не пришла, потому что они создали эту легенду национального чешского танца. Он никогда не был древним, это создали балетмейстер. Aš dabar ką pasakiau rusiškai, kad iš tikrųjų tai buvo čekams reikalinga nacionalinio šokio įvaizdis idėja. Ir va dabar jau galų galiai irgi jau tokių yra straipsnių, kur parašyta, kad tai ne iš kaimo buvo paimta. Čia tiesiog paėmė ir sukūrė baletmeisterį ir paleido, kad tai nacionalinis šokis ir neva dabar iš Čekų atėjo. Tai kaip iš Čekų atėjo? Iš dvaro atėjo Čekų. Bet tai, kad mes turėjom dar daugiau ir įvairovę. Работа 20-го столетия скорее, да? Что? Это работа 20-го столетия, вот если... Нет, это середина 19-го. Даже немножко пораньше, чем середина 40-е. Так, tai va dabar aš parodysiu dar iš Aukštaitijos polką, kur iš tikrųjų dar vienas pavyzdys, kaip yra polkos įvairios ir yra tokia labai maža subtilybė. Ne visi tą pastebi, bet tam pavyzdį pabandykit pastebėti. Mes įpratę muziką tip-tip-ta, tip-tip-ta, tip-tip-ta. Ir mes taip ir šokam tip-tip-ta, tip-tip-ta. O ten muzika tip-tip-tam, o šoka. Gaunasi, kad ilgoji dalis ant tos pirmosios, kur turėtų būti trumpa. Ir faktiškai gaunasi akcentai ne kartu su muzika. Pasižiūrėk. Vartoju tą pavyzdį. Čia dar kažkas, tai bus čia labai senas įrašas. Čia kažkas iš ekspedicijos. Kodėl skambina? Kampai. Šitą.
dar ne tas. Ką? Čia Biržų kaip tik irgi pabalnių. Be jokių striksėjimų toks pasivaikščiojimas. Ar jaučiat pagal muziką ir kaip pagal žingsnį? Dar ranką prado, dar kaip gaunasi ritmas išlaikyti. Не ритм отрада. Это как раз получается, что не ти-ти-та музыка, а танец та-ти-ти-та. А рука еще по-другому. Да. Nu dabar dar galėsit pažiūrėti balsiukas. Čia yra dvipėdis valsas. Mes čia biškį mokėmės su žingsniukais tokiais pabūdų. Čia kaip įžanga į fokstrotą, pavyzdžiui, užsieniečiai sako, čia fokstrotas. Irgi matot labai ramiai tos kojos pažinę ir atkreipkite dėmesį, kaip jų galvos. Niekur nestriksi, nešokinėja, viskas yra lygiai. Головы не прыгают, как у нас молодежь, когда танцует, голова все время так. А тут все плывет. Nu ką, biškį toliau. Čia dabar po to bus tas įprastinis suktas valsas. Čiut-čiut pasukiau. Va čia jau suktas valsas. Čia toks smarkesnis, daugiau jau tokio judėjimo spirale. Gerai, o dabar važiuoju į... Ai, gal viskį sustosiu. Va, sustoju. Dabar šiaip tai tas repertuaras labai įdomu, bet kartais galima pasiekti pagal instrumentinės muzikos užrašymus, kaip ten buvo su tais šokiais ir kaip skyrėsi vienas laikotarpis, kitas laikotarpis ir taip toliau, nes šiaip tai daugiausia puldavo daugiau užrašinėti dainas, kai tik tai archyvai ką nors kažkur tai renka, paskui instrumentinė muzika, nes nieko daugiau nereikia, paspaudė magnetofoną klavišą ir baigta. O kamerų nebuvo, kaip tu nufilmuosi šokį, aprašyt žodžiais ratelį dar kaip nors. Bet jeigu koks šokis, ypač koks kadrilius, viskas baigta, nieks nieko neužrašo ir labai mažai būna būtent pačių šokių užrašymo, tik tai galbūt pagal muziką kartais galiu orientuotis, kaip su tais šokiais tada buvo. Tai vat, pavyzdžiui, Ragaila Kirdienė instrumentinę muziką aukštaitijos labai ištyrinėjusi ir jinai ten tos repertuarus sudadusi pagal skirtingas muzikantų kartas. Viena karta, kur gimė 19 amžiaus pabaigoje, kita 1 amžiaus, tai yra 20 pradžioj, paskui jau kažkur tai beveik apie karą, kurie gimė. Tie будут говорить про репертуар, который больше видно по музыкантам, по записям инструментальной музыки, чем нету столько много описаний танца. Tai va, tai kas įdomiausia, kad tie ankstyviausi muzikantai, kur 19 pabaigoje gimė,
ten daug tikrai jau yra pilna tų nelietuviškų šokių. Ten yra ir Aleksandrovas, ir Barainė, Drailinas, Ekusezas, paskui, kas čia dar yra, Kijevata. Ir kas įdomu, Gyvataras irgi yra, nors skaitom pas mus, kad čia tik žemaitiškas, bet Aukštaitijoje užrašyta irgi. Čia man aiškino, kad Kijevatos giesmė, čia gal tas Kijevata iš to kažkur tai netgi atsitbuvo. Karobuška, Kakietka, Kitajanka, Kohanuška, Lezginka, pilna tokių, Mazurka, Micelica net yra. Čia yra grinai Švenčionių rajonės, Micelica это белорусский танец. Ну вот, Мицелицу тоже танцевали. Да, да. Narėčinka, pavyzdžiui, Latvijos šokis, Sudmalis, irgi yra užrašytas ten tais ankstyvaisiais laikais. Na, iš tokių, kur tiesa, Padispanas aš galvoju, kad jisai paplito 20-o ten pradžioje su tais visais gegužinėmis ir panašiai, pasirodo jau pirmos kartos muzikantai Padispaną grojo kartu su Aleksandru. Aleksandras šitaip išpopuliarėjo, kad apie Zarasus jį pakrikštijo Zarasai, netgi visą šokį pavadinimą taip pakeitė. Bet va tokių, kur atrodo lietuviškiau, tai Dūda yra gal tas, kaip taip, pupu bliūda tegu, žinote, duosiu Petrui pupu bliūda tegu, tai va gali būti, kad ta Dūda, šita, ar kita, nežinau, čigonėlis yra milijonas, kur kitur nelabai randi, papiljonas su batėlė, bet va, tokių lietuviškų nelabai ten daug yra. Antros kartos, tarp kitko, dar gražiau, Čerdašas yra netgi, jau ten su, paskui Gusaras atsiranda. Paskui tokie įdomus pavadinimai, Makliuotas, va šiandien mokysimės Makliuotą. Trepsiukas anksčiau irgi Makliuotų vadinasi, perkrikštijo televizijoje, nepatiko, sako, ne tas pavadinimas, negražus, sako. O Berekus šoko, irgi va ten Lenkų šokius, na, iš tų Vengerkas šokdavo ir panašiai. Iš tų lietuviškesnių, gal Senis pjauna rugelius, pavadinims toks atrodo Obelėlė, jau taip labiau Kubilas, Maldūnėlis, ant kalno karklai, Zuikelis, Pjoviau šieną, bet iš tų atrodo kažkiek tai lietuviškesni, bet figūros iš esmės jos vaikšto iš vienų šokių į kitus, ar ten būtų tas kažkoks tai kuchaniškos pavadinimas, ar ten Zuikelis, va žiūri kartais beveik tas pats, tos pačios figūros pareina. Žodžiu, ten labai maišosi. Nu ir aišku labai kadriliai. Šitam krašte pakankamai nemažai užrašyta muzikos ir pačių tų aprašymų nemažai, skirtingai negu kaip Suvalkijoje, kur faktiškai žinoma, kad buvo kadriliai, bet tai, kad nieks jų neužrašė, net ir muzikos nelabai. O čia va ta pirmoji karta, tai ne tik kadrilius, toksai lencitas užrašytas yra įgrotas. O paskui jau antrą kartą pagrojo Lansėjedą, kurį mes šiandien šoksim. O tas Lansėjedas tai yra iš Lansie, Prancūzijoje, kur buvo, bet jeigu palyginsime su prancūzų, ko gero ten daug kas pakeista, arba Lenciejus yra va apie šalčininkus, tai čia Lentei, va, paskui yra Šeinis irgi va šitam ne Šeinas, bet Šeinis. Čia yra antros kartos muzikantai pagrojo. Tiesa, galima pastebėti, kad turtingiausias repertuaras buvo antros kartos muzikantų, daugiausiai įvairesnių šokių, gal tų lietuviškesnių daugiau atsiradę, matyt, su ta nepriklausomybė kažkaip daugiau susiję. Kazokai išnyko, beveik anksčiau buvo, pavyzdžiui, pirmoji karta visokių kazačiokų, kazokų ir taip toliau, kas apskritai pas mus nelabai prigijo. Yra vienas kitas net piešinys, kada vyras šoka su prisetkom tas kazokus. Bet šiaip tai mes dabar nieks nešokam tų kazokų. Kažkaip apskritai vyriški šokiai lietuviams nelabai tinka, jų nešokam. Nu ir paskui pilna fokstrotų. Fokstrotai yra, reiškia, ir ne tik tai, kad fokstrotas, ten two-stepas, o čia tarp kitko Amerikos
šokis. Čia matyti su tom emigracijom į Ameriką ir jie gan nevėlai atsirado, jie 20 kaip kažkur taip antram dešimtmetį tik tai atsirado, tas fokstrotas išpopuliarėjo su kikvoku, su visais šitais, net kildina iš rektavimo, iš nervų tų visų šokių, tos visus fokstrotus. O Lietuvoje va, jau pirma karta ir kihapų, ir tustepas, ir padifyras. O jau antroji karta, ko čia tikrai nėra? Dikapų, džimi, kikvokas, fokstrotas, oi Mary. Paskui senovinis Olimpos fokstrotas, tai gal tas irgi su pabučiavimais, kur vakar mes ten šokom. Šliafoksas, tustepas, nu ir taip toliau. O jau trečia karta, tai ten pilna visų, ten su Donskiu, matyt, su pavadinimais. Fokstrotas Elytė. Turbūt žinot? Oi, tu elyt, gražias kojas tu turi. Ir taip toliau. Arba neišeik, turi sodžios, va tokia, va visokios tos melodijos labai paplito. Žodžiu, kaip tik čia kaip įėjimas į tą, ką mes paskui bandysime pasimokyti. Ir visokie ir tango atsirado, nu pats populiariausias paskutinį sekmadienį. Žodžiu, va šitas jau. Žodžiu, buvo palaipsniui vis daugiau tų naujovių, vis daugiau galbūt su tom gegužinėm susiję, su tais, kur išvažiuodavo į Ameriką, paskui parveždavo iš Amerikos visokių naujovių ir viskas persimaišė. Ir išstūmė tarp kitko sutartines. Nes buvo visiškai atmesta ne tik tai, kad tiesiog tos sutartinės atmesta žmonių, bet ir inteligentijos garsių kompozitorių. Pavyzdžiui, Gruodis, kai jam parodė Sabaliauskas sutartinę, sako, paslėptų šitą krokodilų muziką. Čia sako ne muzika, čia krokodilai tarpusavį gieda. O žodžiu, visiškai nebuvo įvertinta. Tai va, tai dabar aš noriu dar vieną kadrilių parodyti. Čia tarp kitko, kas nepažįsta, tai yra jaunas Lunys. Jo, tai dabar toks kadrilius, labai toksai senas įrašas, dėdukai visiškai šoka, bet jie taip įdomiai, ten vyriškos poros, moteriškos poros. 240. Da. Kėmėnų kadrilius. Čia toks iš vienos pusės priėjimas, iš kitos, toks įdomus labai. Ir tiesa, bet pastebit, muzikos forma savo, šokio forma savo. Čia nieko baisaus, taip turi būti. Это расходятся формы танца и музыки. Это было принято в Восточной Литве. Rytų Lietuva tas vadinama. Tai čia patys sudėtingiausi šokiai. Kiek čia 7 posmai atrodo šito daikto. Sparnai figūra. Yra sistema iš vienos pusės, iš kitos. Biškai suklydo. Čia
čia bus labai įdomi dalis, kur vyrai pora ten kažką daro, moteris ten tarsi skalbė dviese kažką. Va čia. Dar vis kalbė. Čia mes į dar vieną kartą turėjo eiti, bet jau nusprendė, kad pagal muziką nekalba. Kelintas punktas kažkokį sakė punktą. Jau biškį suklydo. Dar kažką bandys pakartot pabaigą. Va, šitaip turėjau. Vyrai susikabina su vyrais, nori Ne. Šiaip kadryliai būdavo labai mėgiami ilgi šokiai ir čia kai jie buvo dar Prancūzijoje, ten perdaromi iš ten paplito visa Europa, tai jie buvo trumpesni, ten tik tai žingsnių sudėtingų daug buvo. O vat kai atėjo iki žmonių, per Rusiją jau pradėjo vaikščioti tą kadrylių, nebe žingsnių nebuvo ypatingų. Tada prisigalvojo dar visokiausių papildomų figūrų ir iš kitų visokių šokių ratelių viską sudėjo ir pasidarė ilgi šokiai. Ir dar, kad jeigu turi pakartot kiekviena pora, tai gaudavosi kuo daugiau porų, tuo ilgiau šoka kadrylių ir tai būdavo, kad kartais tą kadrylių šokdavo valandą. Ir čia va... Ne, nu gerai, užtenka. A čia dar šeštą ne pabaiga pasirodo? Čia pabaiga, jau paskutinis turbūt. Ai, sugrįžta beveik kas buvo pradžioj. Aš žinau, tik kaip elgtis, jeigu nedrausmingas šokėjas.
Bet čia matė, kad melodijos skiriasi, pagal punktą vis kitokia melodija būna. Turbūt jau viskas, nes paskui jie iš naujo viską kartos, va čia dabar kartos kitoj pozicijai. Tai va, tai dabar, aš turiu kažkaip. Man reikia gal paimti, aš jau norėjau jums tada parodyti, norėjau dar parodyti, kadangi įžanga būtų į tuos visus foxtrotus, į svingus, dar kai ką, bent jau vieną kitą pavyzdį, kaip man tas laikas leidžia, neleidžia. Va, pabandysim taip. Suduvos, reiškia. Jau didesnį, bet čia turbūt va toks ir klausos. Va kažkaip čia. Va čia cvingo žingsnis. Biškai su trim padaro. Mes šitą turim išmalšokti šiandien. Ir tiesa, dabar dar norėjau parodyti ir foxtrotą, ir cvingą, visi ten jį vadina. Čia kaip tik šitam yra įrašė. Foxtrotas yra visada foxtrotas. Muzika foxtroto visada. O cvinkis, jisai gali ir pagal foxtrotą, ir pagal polką, ir pagal valsą. Reiškia, dabar tik tiesą sakant, mes kaip pasiskėdėm, kad aiškinsim apie foxtrotus, patys pradėjom gilintis ir atradom šitą dalyką pagal įrašus. Jo, tai dabar noriu parodyti, kaip atrodo žemaičių. Čia buvo suduviai iš Brukų, o žemaičiai dabar bus iš žemaičių kalvarijos, jos funkcijų iš to. Aš tokia buvau. Čia foxtrotas. Matot, paprasčiausiai vaikšto. Žemaičiai labai mėgsta minkštai vaikščiai, bet taip laisvai jaučiasi tas pasikreipimas. Biškai ranką kai kurie pakilnoja. Bet to užpakalio išvertimo, kaip mes darom, nėra. Čia yra Donskio miestelio, ten tas įsidirbinėjimas, tasai kaina jo nelabai. Toks pasikreipimas. Kartais šoka kaip polkutės, biški liktai žingsneliu, o čia yra tas paprastas vaikščiojimas. Bet vedžiojimas, būtinai nieks nestovi, bet pavyzdžiui, polkutė gali šokti suktis vietą. O čia būtinai reikia vaikščioti.
pirmyn, atgal, aplink, į vieną pusę, kitą suktis, vieną į kitą pusę. Na, o dabar parodysite atsvingį. Cinką. O dabar pagal polkutę šauks cinką. Visą laiką vieną koją pradeda, kitą lyg primuša. Muzikų negros. Va, polkutės muzika visiškai. Na va, tai dabar su šituo dar aš norėjau parodyti, kaip su valsiuku dar tą atsiminkašą. Čia jau mes iš Aukštaitijos iškeliavom, čia jau per visą Lietuvą važiuojam. Čia Vilkaviškio ansamblis Šilovai. Pradžiai. Rodo draugystės valsą. Ai, ne, čia dar aš noriu ne draugystės valsą. Aš noriu toliau. Čia polkutė pabaigs šokti tada. Ai, čia net ne Vilkaviškis, čia kitas ansamblis. Va, čia cvingis irgi. Pasisuko kartais nuo kojos ant kojos. Toliau turi būti primuštinis valsas, tai irgi kažkas į tą pusę. Ai, čia kaip žingsninis daugiau. Gerai, dabar dar iš vieno, kažkaip čia suvalkiečių daug turi. Čia fokstrotas primuškojus, irgi kažkaip panašumą į cvingą. Ai, čia vakar grožiau, kur ateina šitie šyvio. Oi. Va. Va čia.
Ai, čia taip pasibaig šitą mano šnekitą. Nu, va čia va šitai va paprastą fokstrotą mes čia šokam, kur tas primušpojus. Ai, čia tas Ai, tas fokstrotas tiesiog pridedi vieną koją prie kitos ir pagal polkutės melodiją, vadinasi fokstrotas. Na, aš čia senam vardą tai nepabūklas pradėjau daryti. Ja. Gerai. Dar vieną paskutinį, turbūt jau laikas, ne? Baigėsi pas mūsų. Jeigu čia tas, čia irgi yra toks. Čia šį vakarės melodija, bet čia jau iš tikro prasideda cvinka. Pamatot, kaip šoka kitas kitokiu būdu. M2-3. Turbūt ir ja. Gerai. Tai va, tai turbūt sulindau ir laiką viršijau, nežinau, ką padariau. Ja. A vas fokstrotai populiarni?